Pete Hegseth sekretorius šiandien pareiškė, kad artimiausiomis dienomis bus priimtas sprendimas arba įvyks lemiamas momentas kare prieš Iraną. Ar Jungtinės valstijos įsiverš Iraną? Tai klausimas, kurį visi užduoda. Ir šiandien aš tau duosiu atsakymą, kurio dauguma kanalų negali pateikti. Nes tiesa, ji yra sudėtingesnė, pavojingesnė ir įdomesnė nei bet kuri antraštė, kurią iki šiol skaitei. Kol žiūri šį vaizdo įrašą, 31 jūrų pėstininkų dalinys jau atvyksta į Persijos įlanką. Kovinė grupė. Sudaryta iš karo laivų ir tūkstančių karių. 82 oro desanto divizija, greičiausia pasaulyje jėga, dabar įsilaipina. Ir 11 jūrų pėstininkų pajėga seka iš paskos. Iš viso daugiau nei 7000 elitinių karių juda į tą patį tašką. Taikiniai jau yra nustatyti. Įsakymai jau rankose. Ir yra nustatytas terminas. 2026 metų balandžio 6 diena. Kai tas terminas ateis, viskas pasikeis. Tai kodėl Jungtinės valstijos dar nepaspaudė gaiduko? Norėdami suprasti, kas vyksta, turite susipažinti su šiomis trimis jėgomis. Ne tik kas jos yra, bet ir ką reiškia, kai jos pasirodo kartu, toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu. 82 oro desanto divizija yra be jokio perdėjimo greičiausiai reaguojantis JAV kariuomenės dalinys. Kai krizė kyla bet kurioje pasaulio vietoje, būtent ji išvyksta pirma. Jos parašiutininkai yra apmokyti nusileisti priešo teritorijoje be įspėjimo, be paramos bazės per mažiau nei 18 valandų. Jie tai jau darė Antrajame pasaulinėme kare, Irake, Afganistane, Panamoje. Visa divizija turi beveik 20 000 karių, tačiau vadinamoji greitojo reagavimo pajėga gali pajudėti per kelias valandas, kai tik gaunamas įsakymas. Ir 2026 metų kovą įsakymas atėjo. Tačiau 82 nevyksta viena. Ją sustiprins 2 jūrų pėstininkų pajėgos. Aukštos kvalifikacijos grupės, kurios specializuojasi įsiveržimuose jūrą ir oru. Pirmoji išvyko iš Japonijos kovo 13-ąją, kirto pusę vandenyno ir jau artėja prie regiono. Ji keliauja milžinišku amerikiečių karo laivu, kuris toks didelis, kad gali veikti kaip lėktuvnešis. Antroji išvyko iš Kalifornijos po kelių dienų, taip pat galingų laivu. Jis jau pakeliui. Kartu šios dvi pajėgos sudaro daugiau nei 4500 karių. Su sraigtasparniais, transporto priemonėmis, kurios važiuoja tiek žeme, tiek vandeniu, artilerija ir aviacija. Apie 7000 elitinių karių juda link to paties taško. Ir čia yra labai svarbi detalė, kurią turite žinoti. Žiūrėkite, Jungtinės valstijos itin retai siunčia 2 tokio dydžio grupės tuo pačiu metu į tą patį regioną. Buvęs JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Mikas Malrojus viešai pareiškė, kad tai rodo, jog vyksta kažkas didesnio. Ir kad kažkas planuoja kažką daryti su šiomis daliniais ir jiems reikia abiejų. Tačiau tada kyla klausimas, ko tiksliai daryti? Ir čia viskas tampa tikrai įdomu. Nes visų amerikiečių, iraniečių, kinų ir rusų akis nukreiptos į tą pačią vietą. Maža sala, beveik nežinoma pasauliui, kuri gali būti raktas užbaigti šį konfliktą. Arba paversti jį kažkuo daug didesniu. Ži vadinasi Hargas. Koralinė sala, kurios plotas tik 22 kvadratiniai kilometrai, mažesnė nei daugelis mūsų didžiųjų miestų rajonų. Mažiau nei 20 000 gyventojų, nėra turistinių paplūdimių. Tai vieta, kurioje senovės istorija ir milijardinis naftos verslas egzistuoja greta vienas kito. Ir šiuo metu tai tikriausiai yra strategiškiausias žemės lopinėlis planetoje. Priežastis paprasta. 90% visos naftos, kurią Iranas eksportuoja, keliauja per ją. Kiekvieną dieną sala perkelia daugiau nei $115 milijonų vertės naftos.
10 supernaftovežių gali būti pakrauti vienu metu. Gilūs vandenys aplink salą leidžia šiems milžinams prisišvartuoti, ko didžioji dalis Irano pakrantės paprasčiausiai negali pasiūlyti. 2024 metais naftos eksportas sudarė 57% visų pajamų, kurias Iranas gavo iš eksporto. 57% iš salos, kurios plotas yra 22 kvadratiniai kilometrai. Taigi, kas kontroliuoja Khargo salą, tas kontroliuoja Irano režimo pinigus. Amerikiečių logika yra paprasta. Užimti šią salą reiškia nutraukti daugiau nei pusę Irano pajamų. Be šių pinigų, pasak ekspertų, režimas per kelis mėnesius susidurtų su rimtais finansiniais sunkumais. Bet štai faktas, kuris tave nustebins. Ir kurio dauguma kanalų nesako. Kadangi naftos kaina viršyje $120 už barelį dėl pačio karo, Iranas dabar uždirba daugiau pinigų nei prieš prasidedant konfliktui. Dienos naftos pajamos išaugo nuo 115 milijonų iki maždaug $139 milijonų. Režimas sukūrė pasaulinę energetikos krizę. Ir jis iš to pelnosi. Tai iš dalies paaiškina, kodėl Iranas neskuba derėtis. Iranas tai žino. Ir jis veikia. Pastarosiomis dienomis JAV žvalgybos gauti vaizdai rodo, kad Iranas sparčiai stiprina Khargo salą. Minos, kurios sprogsta kontaktuodamos su kareiviais ar transporto priemonėmis, yra užkasamos paplūdimiuose. Būtent ten, kur turėtų įvykti amerikiečių išsilaipinimas. Oro gynybos sistemos buvo perdislokuotos. Daugiau kareivių atvyko į salą. Irano parlamento atstovas kalbėjo tiesiai. Mes atidžiai stebime visus amerikiečių judesius regione. Neišbandykite mūsų ryžto ginti savo teritoriją. Tačiau Iranui kyla didžiulė problema ginantis. Kovo 13-ąją Jungtinės valstijos jau buvo praktiškai sunaikinusios visą pirminę salos karinę struktūrą. Raketų sandėliai, minų sandėliai, oro gynybos sistemos, sraigtasparnių angaras, oro uosto valdymo bokštas. Tai, ką Iranas dabar stato, yra improvizuota, skubiai padaryta iš to, kas liko po atakų. Ir yra rizika, kurios Iranas tikriausiai nesiims, bet toks variantas svarstomas – padegti savo naftos įrenginius prieš atvykstant amerikiečiams. Sunaikinti tai, ką priešas nori užkariauti. Būtent tai padarė Sadamas Huseinas su Kuveito naftos telkiniais 1991 metais. Tačiau tai taip pat sunaikintų pagrindinį paties režimo pajamų šaltinį metams. Tai kraštutinė išeitis. Įmanoma, bet kaina būtų per didelė. Iranas turėjo kelias savaitės apsispręsti, atverti sąsiaurį ir derėtis. Arba susidurti su kitu lygiu. Jis pasirinko laukti. O dabar, kitas lygis artėja. Tiesioginė prasme, per vandenyną. Bet tada ką Jungtinės valstijos iš tikrųjų darys? Su visa šita galia. Žiūrėk. Yra 4 konkretūs scenarijai, kuriuos kariniai ekspertai ir buvę vadai atvirai aptaria. Ir kiekvienas iš jų turi visiškai skirtingas pasekmes. Pirmasis scenarijus yra dažniausiai aptariamas – užimti Khargą. Ir šiame scenarijuje pati operacija būtų palyginti greita. Buvęs JAV pajėgų artimuosiuose rytuose vadas, generolas Josephas Votelas, viešai pareiškė, kad užtenka nuo 800 iki 1000 karių, kad būtų galima užimti salą. Įsivaizduokite sceną. Parašiutininkai paryčiais leidžiasi į aukščiausias Khargo vietas. Tuo metu sraigtasparniai išlaipina jūrų pėstininkus paplūdimiuose. Irano kariai, kurie išgyveno ankstesnius išpuolius su savo improvizuotomis gynybomis ir be ryšio su žemynu, ilgai neatsilaikytų. Tačiau tikroji problema nėra užimti Khargo salą, o joje išsilaikyti. Sala yra vos už 25 km nuo Irano krantų. Artimiausia amerikiečių bazė yra daugiau nei už 200 km. Tai reiškia, kad bet kokia jėga, užėmusi Khargo salą, nuolat bus grasinama dronais, raketomis ir atakos kateriais, atplaukiančiais iš Irano krantų. Labai tikėtina, kad Iranai surengs masinės atakas dronais,
sprogmenų prikrautais laivais ir raketomis prieš bet kokias pajėgas, bandančias kontroliuoti salą. Ir kiekviena misija skirta pristatyti maistą, amuniciją ar pastiprinimą turėtų įveikti daugiau nei 200 km ir taptų potencialiu taikiniu. Užimti yra palyginti paprasta. Išlaikyti. Štai kur prasideda tikrasis karas. Antrasis scenarijus visiškai ignoruoja Šargo salą ir iškart pereina prie pagrindinės Hormūzo sąsiaurio problemos esmės. Idėja yra sunaikinti pozicijas, iš kurių Iranas kontroliuoja sąsiaurį. Per beveik 170 km Irano pakrantės, esančios prie sąsiaurio, yra paslėptos bazės, raketų paleidimo įrenginiai, kurie gali judėti, ir mažos uostai, kuriuos Iranas naudoja dronams, raketoms ir smogiamiesiems kateriams paleisti. Jūrų pėstininkai galėtų išsilaipinti šiuose taškuose. Desantininkai galėtų būti nuleisti į strateginės pozicijas. Tikslas nebūtų užimti teritoriją, o sunaikinti Irano gebėjimą toliau blokuoti laivų judėjimą. Ir čia yra viena detalė, kurią žino labai mažai žmonių ir kurią sunku patikėti. 2025 m. rugsėjį Jungtinės valstijos išvedė iš eksploatacijos paskutinius 4 savo minų medžiotojus skirtus Persijos įlankai. Praėjus 5 mėnesiams Iranas pradėjo minuoti Hormūzo sąsiaurį. Jungtinės valstijos pašalino būtent tą įrankį, kurio dabar labiausiai reikėtų, dar prieš jam prireikiant. Tai nereiškia, kad amerikiečiai neturi atsako, bet paaiškina, kodėl sąsiaurio atidarimas yra daug sudėtingesnis nei tiesiog karo laivų siuntimas. Ir čia svarbi tampa ir viena sala, kurią mažai kas mini. Ji vadinasi Kešmas. Kešmas yra didžiausia Persijos įlankos sala. Tai taip pat yra turistinė vieta, bet po visų tuo palaidota iki 500 metrų gylyje uoloje. Remiantis paties Irano režimo pareiškimais, ten yra tai, ką kariškiai vadina raketų miestu. Milžiniškas tunelių tinklas su vidiniais bėgiais, kuriuose Iranas laiko ir paleidžia raketas, kurios daro sąsiaurį neįveikiamą komerciniams laivams. Užimti Kešmo salą reikštų sunaikinti šį pajėgumą iš pagrindų, bet tai taip pat reiškia kovoti teritorijoje, kurią Iranai pažįsta iš vidaus, tiesioginė to žodžio prasme. Trečiasis scenarijus yra tylesnis, bet nemažiau pavojingas. Mažos specializuotų karių grupės veikiančios Irano viduje. Tikslinės misijos sunaikinti radarų sistemas, sučiupti arba eliminuoti karinius vadus ir dar labiau susilpninti režimo gebėjimą koordinuoti savo atakas. Vienas buvęs Izraelio pareigūnas viešai pareiškė, kad toks metodas yra visiškai įmanomas. Įeiti, sučiupti konkretų taikinį, sunaikinti Irano radarą, išeiti. Tai yra pasirinkimas, kuris palieka mažiausiai viešų pėdsakų. Bet ar kada nors susimastei, kad toks scenarijus gali būti būtent tai, kas jau vyksta dabar, toli nuo kamerų? Ir tada yra ketvirtas scenarijus, ambicingiausias, rizikingiausias ir turintis didžiausias pasiekmes visam pasauliui. Uranas. Iranas turi didžiulės praturtinto urano atsargas. Medžiaga reikalinga branduoliniai bombai pagaminti. Šis urano praturtinimo iki lygio reikalingo bombai procesas yra ilgas ir sudėtingas. Ir Iranas jau užbaigė 99% šio praturtinimo proceso. Lieka tik paskutinis žingsnis, kad būtų pakankamai medžiagos ginklui pagaminti. Pagrindiniai renginys yra Fordove, palaidotas kalno viduje netoli Komo miesto ir nebuvo sunaikintas per ankstesnius išpuolius. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sakė kongreso posėdyje, jo žodžiais tariant, žmonės turės ten nueiti ir pasiimti tą medžiagą. Operacija skirta pašalinti arba sunaikinti šį uraną pareikalautų nuo 1000 iki 4000 karių veikiančių Irano viduje kelias dienas, 100 km nuo bet kokios paramos. Tai yra sudėtingiausias iš visų scenarijų. Ir tas, kuris labiausiai pakeistų žaidimo taisyklės artimuosiuose rytuose. 4 scenarijai. 4 skirtingi būdai, kaip istorija galėtų visiškai pasikeisti. Ir kol ekspertai diskutuoja, kuris iš jų įvyks, vyksta dar vienas karas. Tylus, prieštaringas
ir galbūt svarbesnis už bet kokią karinę operaciją. Diplomacija. Trumpas sako, kad dėrybos vyksta. Kad abi šalis pasiekė 15 punktų susitarimą. Kad Iranas labai nori sudaryti susitarimą. Iranas sako, kad nesidera. Kad Jungtinės valstijos kalba pačios su savimi. Kad nėra apie ką diskutuoti. Tačiau Irano šaltinis CNN sakė, kad tarp šių dviejų šalių tikrai yra kontaktas ir Iranas yra pasirengęs išklausyti pasiūlymus. Tai kasgi teisus? Tikriausiai abu, nes net pačioje Irano vyriausybėje skirtingos grupės sako skirtingus dalykus. Vadovybė yra susiskaldžiusi. Ir viso to centre yra žmogus, kurio beveik niekas nematė nuo tada, kai jis atėjo į valdžią. Močtaba Chamenėjus, naujasis Irano aukščiausiasis lyderis, kuris nuo savo paskirimo kovo mėnesį praktiškai dingo. Jokio viešo pasirodymo, tik rašytinis pareiškimas perskaitytas valstybinės televizijos vedėjo. Yra pranešimų, kad jis buvo sužeistas per vasario 28-osios išpuolį. Niekas tiksliai nežino, kas iš tikrųjų priima sprendimus kitoje pusėje. Ir čia mes grįžtame prie termino, kurį minėjome pradžioje. 2026 m. balandžio 6. Trumpas pateikė ultimatumą. Jei Ormuzo sąsiauris nebus atidarytas iki tos datos, Jungtinės valstijos sunaikins visą Irano civilinę energetikos infrastruktūrą. Elektrinės, naftos perdirbimo gamyklos ir paskirstymo tinklai. Iranas atsakė, kad jei tai įvyks, jis visam laikui sunaikins visos regiono energetikos infrastruktūrą. 2 ultimatumai. Kelių dienų langas ir apie 7,000 atvykstančių amerikiečių karių. Taigi grįžtame prie klausimo, nuo kurio pradėjome. Ar Jungtinės valstijos įsiverš į Iraną? Sąžiningas atsakymas yra tikriausiai ne taip, kaip dauguma įsivaizduoja. Visapusiška invazija, kai 100,000 karių užima miestus ir jėga nuverčia režimą. Toks scenarijus neįmanomas su ta jėga, kuri artėja. Įlankos link juda kažkas mažesnio, tikslesnio, sukurto konkretiems ir ribotiems tikslams. O kaip dėl karinių operacijų Irano teritorijoje? Strateginių salų užėmimas? Uranio išgavimas? Specializuoti kariai veikia šalies viduje? Štai tokie scenarijai iš tikrųjų yra aktyviai planuojami. Pajėgos jau pakeliui. Įsakymai jau parašyti. Ir žinote, kas įdomiausia šioje istorijoje? Iranas lažinosi, kad Jungtinės valstijos neateis. Jie lažinosi, kad politinė kaina bus per didelė, kad dėrybos užtruks, kad pasaulis spaustų ieškoti diplomatinio sprendimo, o Jungtinės valstijos dabar atvyksta, galbūt tam, kad įrodytų, jog ši lažybos buvo klaida. O kaip jūs manote, artėjant balandžio 6 terminui, ar Jungtinės valstijos imsis veiksmų, ar vėl pratęs dėrybas? Pakomentuokite žemiau, jei šis vaizdo įrašas jums padėjo geriau suprasti, kas vyksta. Pasidalinkite su žmogumi, kuris taip pat seka šį konfliktą. Ir jei dar neužsiprenumeravote kanalo, dabar pats laikas tai padaryti. Dar daugiau laukia ateityje. Iki kito karto.